Trečia diena garaže, trečias mūsų etapas. Praeitą epizodą išlūpom kilimą, kas buvo mūsų pagrindinė klaida, kad dieną užbaigti linksmai. Radom skylių ir nusprendėm greitai jas panaikinti. Nusipirkom skardos. Jo, jeigu kam kils klausimas, jūs galvojat, čia į bulių bolidą jūs norit sudėti 5000 eurų, mes esam užsibrėžę ribą. Šiaip nenorėtume jo. Aš tai norėčiau taip neperlipti net gal 2000 ribos iš tikrųjų. Bet šiandienos darbai labai paprasti yra. Išsipjausim visą dugną, kiek yra išrūdyje, kiek reikia, apsišveisim, pasiruošim virinimui. Tada reikės eit mokintis virinti, nes nei vienas nemoka. O, kokios rankos geras. Dar nematyk kaip virinu. Siulė bus gražesnė už pramoninę. Tokia siulytė bus. Aš dar bent jau su bulgarkė kažkiek susipažinęs Mindaugui, tai man atrodo... Tu čia fleksinai, kad aš vienas tu virintojas esi. Aš? Jo. Aš privirinęs babkių beveik. Ai, va, kur yra, tu durnas. Reikės, karočią, biškį su bulgarkė saugumo mokymus pasidaryti. Svarbiausia, kaip jauni be akinių, tai prisimerktum vaikas. Tai kuo mažiau metalo į akis prieitų ir jeigu jau prieina į akis, tada reikia smarkiai trinti, kad išsivaikščiotų pakį, nes lengviau tada suyra natūraliai procesu. Na ir aišku, yra dar vienas darbas, kuris galimai atsidurs dienos eigoje, tai nuvaryti iki priimamoje. Kažkam reikės galbūt prisiūt kažką arba priskabyti. Norėjau paklausti apie šitą, kaip tu galvoji, kas turi didesnius šansus atlikti? Galimai bus epizodo gale, kai aš vairuoju ir tu sėdi šalia ir rėki. Skardos trumpą apžvalgą. Turim skardą, šiaip nežinojau, ką perku, karočią. Svarbu, kad būtų necinkuotas. Kaip? Svarbu, kad necinkuotas būtų, reikėtų, nes cinkuotas Opa! Dirbi! Reikia pradžiai išsiaiškinti, iki kiek čia yra žala, žinai. Aš irgi noriu patikrinti. Čia nėra. Ką? Jums gal akinių? Aš turiu, viskas gerai. Mes puikiai matom. Sukai akį tiesiai. Palys po dugnu, pažiūrėk, kad ten neišpuvė. O kas turėtų būti išpuvę? Dugnas. Per daug gal neišsipurvinau, ne? Taigi nenupjausim mes to kuro žarnų. Praškai į priekį. O ne, mes nupjojom kuro žarnų. Visur dizelis, čia mes su Mindaugu ant žemės įsivartė dizelį. Padėkit mum. Tai nežinau, tai čia, man atrodo, yra Bulgarkė Time. Tai Bulgarkė Time Twist. Bulgarkė Time Twist. Taip įsisuks ir tave, jinai čia užlips ir tada tau rems diskelį ir sakys, aš nužudysiu visą tavo šeimą, kur pinigai. Aš tai žiūriu tave ir man riečia vidurius, ta prasme, vien kaip tu Kodėl tu nepasitik? Tu nerimtai laikai, man labai nerimtai. Žiūrėk, paskutiniai Bulgarkės saugos mokymai. Nu? Kol kas dar nesuprantu, ką darau, nelabai kas pavyksta. Tik žiežirbos eina, tiesiu toliau. Kol kas viskas pagal planą. Patinka tau? Aha, bet aš viską gerai darau, kol kas gali šitą pasakyti man, prašau. Tu kol kas viską darai pakankamai. Kas pakankamai? Pakankamai, kol kas viską darai pakankamai. Gerai, pakankamai gerai. Pakankamai. Pakankamai ko? Pakankamai. Ko pakanka? Pakanka, kad darai. Suka, seilės dramba netu durnas. Nuo Bulgarkės apsiseilai. Jo, tu nesveikis biškis. man belenkai patinka, tu durnas. Aš supratau. Ką? Supratau, ko man trūko. Ko tau trūko? Tu labai užtikrintai, karočiai, čia naisiai. O aš toks, žinai, dar nežinau, kaip čia ką daryti. Ir toks biški prisibijodamas. Ir dabar tu pamačiau, kaip tu darai, kiek tu įdedi drąsos ir širdies ir koks tu užtikrintas esi tame. Na, aš iš kaimo, matai, mes nebijom prarast pirštų.
Kas? Nusimk tos sakinius, kaip tu atrodai. Prastai atrodo? Prastai atrodai labai. Nu jo, nu. Iškart geriau. Vaikai, kurie nepilnamečiai žiūrit namuose, kaip pjausit su bulgarke, būtinai užsidėkit saugos sakinį. Bet įspėju, kad labai blogai galite atrodyti. Jo, bet namuose nepjaukit su bulgarke. Geriausia pjaut servise, uždirbkit iš to, ką mylit daryt. Niekad ant durnius namuose nepjaustykit. O, ne! Ką padarai? Oho! Kas buvo? Nu dar kol kas jaučiu nieko nepadariau, bet... Wow! Ar tai buvai? Dominikai! Nieko nepadaryta. Pataikiau, bet neperpjoviau. Žalos nepadaryta! Pjauk. Žalos nepadaryta! Palikt, nesirūpint ir pjaut toliau. Žalos nepadaryta! Žalos, sakau, nepadaryta! Nebūna gėda. Man? Kada? Prieš ką? Jūs matot, koks yra mašinos dugnas, ne? Pakankamai prastas šiaip, ne? Bet aš vis tiek didesniam dugne esu, nei kad šitos mašinos dugnas. Mindaugai, numaldauji, nu tave pakarsta. Toigi, nu užkišk. Tu mūsų klausi, ar mes nenorim... Pažiūrėkit, kaip meiliai pasidėti, imta bulgarkę. Nufilmuok, parodė, kaip jisai meiliai bulgarkę ant kojų pasidėjęs. Gražiai taip nueitų, taip. Bet nu mūsų operatorius teisus, mes čia prisipjaustam, tai nesąmonė. Bet tai ką, Vindė, mes tai ką garažė, nu kas mums jau... Karočią, jūs matot du durnelius, karočią, kurie daro nesąmonės. Pamatė vienas, karočią, pasiėmė bulgarkę, kitas išprotėjo, pamatęs bulgarkę irgi seilės drip pradėjo. Stovi, karočią, filmuoja, blėt, pusę valandos ir po pusės valandos man pasako, kad kam jūs nakui pjaunat viską. Nesikeik svarbiausia. Atsiprašau labai, nebesikeiksiu. Kaip tai kam pjaunam, nes aš pjoviau ir man nieks nesakė, kad nereikia pjaut. Taip gera pjaut bus. Ir negalvojau, kad taip gera pjaut bus. Šiaip blemba pjaut, kai patinka paskutiniu metu man. Man irgi. Bet čia irgi, žiūrėk, eina kažkokie kabeliai. Ir nieko dar nenupjovėm, šiaip absurdas. Jo. Mes tiek čia pjaudami. Nieko nepadarėm. 2 valandos. Oi ne, Dominikai, kai čia per skystis. Ei! Palauk, reikia paragauti. Ar kartu? Kartoka. Oi, blemba, labai kartu. Eik, na, čia jau bala šiaip. Stabdžių šlangutės nupjovėt. Ai, nebeturim, bet kiek stabdžių nebeturim? Galinių? Nebeturit. Kiek? Vapšė nebeturim. Visų? Čia nebeturit. Jeigu paspaustum pedalą, dabar purkštų per šitą. Nereikia. Jo? Jo. Ne, palauk, Mindaugai, čia dar... Gal... Palauk! Kad čia dar pramušiau skylės. O su kuo vešit, na? Oi, tu Mindaugai nesveikas, čia pramušiai skylės su laužtuvu. Nu, pas mane tai jėgos belenk, kiek žinau. Bet tai proto užtat nedaug. Labai nedaug. Ką man protas, jeigu aš stiprus? Aš sakau, čia dabar reikės čia norint stabdžius, čia bus reikalų, ne? Jo, nes jau. Bet jeigu sujungsim, vis tiek dar stabdys tik prastai. Nu, kaip? O mes dar pjausim? Jo. Gerai, ačiū Dievui. Gerai, atsirado dar vienas darbas nenumatytas. Pasirodo, kai perpjovėm dugno, kažkas buvo perpjovę naktį mums stabdžių šlangutės. Pieštuku iš pradžių galim įrašyti sutvarkyti kūro bako šlangutę ir po to, jeigu reikės, perrašysim tušinuku su markeriu. Nu, kaip sakoma, maži pralaimėjimai mūsų neturi stabdyti. Turi stabdyti tik didelės ligos ir bankrotas. O bankrotas tai gali greit ateiti. O bankrotas su tokiais pjovimais tai čia dar šiandien gali ateiti. Gal taip apibendrintai parašysiu gesinti gaisrą. Leva, man tai nepavyko nei vieno gaisro užgesinti. Tai mes dabar nupjaunam viską lauk, Jo. susitvarkom. Jo. Nu taip lengviau. Daug lengviau gerai jau iki galo. Jeigu jau pridarėm, tai pjaunam iki galo. Pjaunam iki galo. Ir vėl mes Vėl pjaunam iki galo. Šiaip ir nesuprantu, kam keltuvai servizas. Išsipjauni dugną, pasikeiti šlangutės ir viskas. Ir susivirinė atgal. Absoliučiai. Prisimasta irgi saugia vyrai. Laiko švaistymas. Opa. Aš per ilgai buvau galvą žemyn. Nu tai va. Man spėgo visas kraujas į smegenis dabar ir aš alpstu.
Man sukasi galva, aš svaigstu. Papjaut? Galiu papjauti. Tu tai pjauk. Aš tai jau pripjau. Širdį permuša. Tiek pripjau, kad širdį permuša. Šiaip nėra taip sunku tą karočią bulgarkę naudotis. Kiek čia, sakau, net man net nerodžius iš karto čia. Papasakoju, все, iš karto aišku. Bulgarkė vienas lengvesnių įrankių šiaip yra. Aš labai imlus esu dalykam. Greit išmokstu, kaip išmokstu. Aš pavyzdžiui labai nemažai dalykų moku labai vidutiniškai daryti. Tai čia gal mano yra didysis privalumas. Ir išmokstu dabar vidutiniškai dar ir vyrint. Ir parodysiu jiem, kad nėra taip sunku pasirodo. Čia nereikia atskiro meno, atskiro talento kažkokio. Kaip sekas? Ką? Kaip sekas? Gerai, aš tik girdžiu, kad tu biški perlinki lasdą, žiūrėsi ir suvirintai, ir įsižeis gali biški, kad tu taip. Žiūrėkit, gerbiami suvirintai, aš nenuvertinu jūs, aš tiesiog gal pervertinu save truputėlį. Nu, vos nuo to reikėtų ir pradėti. Nu tai gerai, ar man dabar, ar jūs suvirintai tokie durni dabar esat, kad aš jums turiu aiškinti, kad aš save pervertinu? Net nepataikys. Išlankščiau visus vamzdelius, kaip buožgalius. Tvarkosi, karočią, ne dienom, o valandom. Šitas čia, karočią. Pliusas su pliusu, minusas su minusu. Minus yra plius. Bet jeigu minus plius minus, tai tada minus. Plius minus. Ką? Žodžiu, update'as trumpas. Išsišveitėm metalą. Kaip sugebėjom, kaip mokėjom, lips, nelips, ne mano reikalas yra. O kieno reikalas, jeigu ne tavo, lips ar nelips? Vienas dievas čia. Parodyk prieš tai, kaip persižiūrėsime. Atkreipkite dėmesį, su kairė ranka ir... Nedaro taip dėm. Kaip reikia daryti? Tu šitaip darai. Su kairė ranka. Žinau, kad reikia pabučiuoti pirštus ir iškelti dangų visą laiką. Tai futbolininkai darė. Su kampainiu. Bum, bum. Ką sakė, kad mes neįgalus protiškai. Tiek lydo. Iš akies daugiau. Ne, nu Mindaugai, iš akies. Nu taigi iš akies daugiau. Šiek tiek toliau nuo linijų pjauk ir viskas. Nu ašgi mačiau, kaip tu pjauni. Evaldai, Aš mačiau, kaip tu pjauni. Čia, Evaldai, aš tau sakau, kad tau reikia truputėlį toliau nuo linijų. Čia nėra apie linijas. Tekstam linijas. Nesvarbu, ką veikia. Karočią. O čia su tuo lankstymu, ne? Per trumpa. Jo? Čia vos liečia galą ir čia karočią vos liečia galą. Eik, tu pritrauksim kaip nors. Tai sakai, kad jau padarytas darbas. Tai padaryta, viršininkė. Buvai detalę pametęs. Ne. Kažką Tu sugadinti. biški Mindaugai turi moters savy. Dėl ko? Negali pasidžiaugti mažais dalykais. Tai aš džiaugiuosi. Visą laiką. Aš džiaugiuosi mažais Visą dalykais. laiką negana. Ne, aš džiaugiuosi mažais dalykais, tiesiog tu sakai, mes susitvarkėm, bet mes Nu, nesusitvarkėm. tai taip ir žiūrėkim, šiandien stabdžius susitvarkėm. Kitą dieną tvarkysim stabdžius vėl, nu, kodėl negalim būti šiandien susitvarkę stabdžius. Stabdžius Tau patvarkėm. negana, Mes patvarkėm. patvarkėm. Nu, tai va, atsakau, moters mąstymas pas tave. Apie patvarkymą. Kodėl patvarkyti yra moters mąstymas. Mes akivaizdžiai patvarkėm tik tais. Ne mes, tu akivaizdžiai patvarkėjai tik. Taip, tuoj dar ir tave patvarkysiu, baigsiu su šlangutėm, ateisiu pas tave. Ką tu tam garažė čia veiki, gražuliukt? Ką? Ką tu veiki čia su vyrais? Saldainį, tu šokoladė tu. Nu nekalbėk taip su manim. Kažką jauti man? Visišką šleikštulį. Šleikštulį? Nu tai aš to paties savęs klausiu, karočią. Aš stoviu, sakau, ką padėt, ką daryt, karočią. Niekur manęs neprileidžia, niekur nepasitikė. Tai, kad tu šudarankis esi. Opa! Šefas, o tu pasakyk mum, kaip suvirint. Teisingai? Ką sakė? Neatsakė, nekalba. Inverter. Sorry. Šiaip atšoka tai kaip būgno lazdelė visiškai.
Pys, netikėtai. Norėčiau. Ėdas, kai jisai viduj bus. Mašina. Pala, kaip čia dabar veikia? O galima kaip man žiūrėt? Tu prilies, kad... Kaip čia veikia? Aš turiu žiūrėti ar turiu nežiūrėti? Akiniai, ne? Akiniai padeda. Reikia užsidėti. Jeigu aš akiniais, aš galiu žiūrėti jo? Ne, geriau nežiūrėk. Ai, tai nusiam akinius, kad galėčiau žiūrėti tada. Pala, kodėl negalima žiūrėti? Naktį sienom laipėsi. Čia kaip... Ar smarkiai yra kaip čigonai, tipo, kad kai... I am Terminator. Myžnis. Eik, nu koks, man tai... Oi, tai ko? Ką mes čia veikiam, ble? Neįsijaus. Kas davė? Nebėra to, supavyrint net, pasižiūrėk. Tai pasižiūrėk, nebėra, ko ant viršaus nieko. Jau kokius 7 kartus pažiūrėjau į tą, kur negalima žiūrėti. Viskas gerai man. Ir sakai. Kas čia juda, nahui, tai mašina, aš nesuprantu. Čia nuo virinimosi kratosi mašina, kas yra, ble. Jo. Kodėl šokinėja visą laiką? Aš bandau virinti ir mašina juda, ble, aukštyn žemyn. Nežinau. Suka, aš tai tave privirinsiu. Ką aš padariau? Kodėl tu purtai? Aš nesipurtau. Kodėl mašina šokinėja? Aš nežinau, tu gal drebi tiesiog labai stipriai. Suka, tu vyrink, blemba! Kažkuriam iš mūsų dviejų gana nesiseka šiandien. Spėkit kuriam. O kodėl, pavyzdžiui, aš paspaudžiu du ir jisai nustoja vyrinti? Kaip reikia daryti? Ežiai, čia tos dujos mačinios. Čia su jo lapenais. Užsidėk kaukę. O kam? Nu nesapaksi, debilė. Turiu akinius. Nu nepadės akiniai nuo saulės, užsidėk kaukę. Užsidėk kaukę. Pasiruoš. Ble, dar tokio vyrinimo, žinokit, nebūsit matę. Tai vyri! Nu palauk, pauzę. Nu, ką privirinai, nieko. Tai prispausk normaliai. Tai prispaus. Tai kaip prispausta, jeigu nesivyrina? Duo, pirštinis. Va čia tai kolegą turiu. Viską padarysiu, žinai. Ir pavalgys. Ko netitemsta? Ir žmoną pabučiuosiu. Kokie užpisintis tie stikliukai, kodėl netitemsta? Mamai linkėjimus perdas. Kaip įjungti atgal stikliuką? Kodėl užtemu nieko nebematau? Jo? Nu? O kai nusiemi, matai ar ne? Ne. Kaip tau taip gaunas? Nežinau, ar čia gaunas. Rinktas taip iš čia per palyginti. O. Gerai. Mindaugas plaktukas Lavkov. Žinai, kaip viskas atrodė. Kaip karinė operacija, kur paleidžia vieną droną, antrą droną. Ai, nahai, tiesiog ir pilna raketų, čia į strateginius objektus. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ten gal yra civilių, tikriausiai nebėra. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pasižiūrėk. Nuveikia, nu. Nu? Pala. Tu nepramuši. Viską, ką darai čia nice, Jo. tai veltui, ką tik padariau, kad būtum daręs. Vyrinimas mūsų silpnoji pusė ir reikėtų kuo mažiau jo daryti, nes... Jo. Nu čia... Bet stiprioji pusė, tai... Baik! Jaunam antrą, nu. Kokią čia reikia?
Maždaug tokio ir tokio. Daugiau gydymų. Čia pizda yra, čia yra blogiau nei blogai. Čia šlykštu yra. Makroflekso pripūsim ir bus užtaisytas skylė. Bet nėra, kad negalima makrofleksą naudoti. Negalima makrofleksu prisipurkšti bamperis, bet... Į bamperis Nieks į negalima. dugną Aš nežiūrė. girdėjau, ten sakė, negalima naudoti, jeigu matosi. Jeigu Čia matosi. posėdynė bus čia tiesiog. Bet mes nepurkšime makrofleksą. Mes nepurkšime. O jeigu ir purkšime, tai ne taip, kad Apie matytųsi. kokį makrofleksą jūs kalbat? Kas yra makrofleksas, net nežinau. Ką tu čia matuoji? Nu jau blogai, aš jau pamečiau. Kažkurio metu pamečiau. O tai to akiniai kur? Duokite jam akį. Duokite jam akinius. Viskas gerai, vyrai. Aš turiu nuo saulės. Suka, kaklaraištis. Matai, tu atėjai, man geriau sektis iškart Ne, pradėti. matai problema, kad tu kaip gyvulys biški, tu neskubė. Aš neskubu. Davai, važiuoju. Davai. Per lengva. Ką ne, vyras Mindaugas, vyras. Per lengva. Vėl sakė, kad Mindaugas ne vyras. O kas kaip sakė? Jam daug žmonių kalba miestė. Jo? O ką tu sakai jam? Sakau, nu, kad jisai tikrai, nėra visai ne vyras. Ką reiškia nėra visai ne vyras? Nu tai va, aš ir jiems sakau. Ne, tai tu paaiškink, ką reiškia visai ne vyras. Ta prasme, ką? Tu sakei, kad nėra, kad būtų visai ne vyras. Nu, Tai ką reiškia visai ne vyras? nu tai, kad, tipo, bent biški yra, vyras. Many biški vyro tik tai. Tai bent biški vyras, tu tikrai. Tai kiek procentaliai yra nuo 100 iki 1%? Kiek? 15% vyras. Kodėl? 15% yra vyro pas tave, tikrai tu nesiparinti. Aš 100% esu. Kas? Vyras. Vyras? Vien. Belek. Supoj, belek. Gerai. Eik tu nahui. Atvesinau draugą. Nu kam tu tai padarai? Nežinau. Vėl tu mane pažeminai, tiek laiko virinau ir tu mane pažeminai. Evaldai, aš atsiprašau labai. Tiek laiko virinau ir tu mane pažeminai. Aš tą pažeminau. Atvesinau truputėlį tave. Aš net nebuvau sušilęs, visą dieną šalta. Aš atsiprašau, tiesiog tu vyrinai visą laiką toks pavargęs atrodai, galvojau, biški šliukštelsi vandens. Dabar šlapis esu. Ir šiaip pelenkai blogai jaučiuos dabar padaręs Nu šitą. tai ir turėtum jaustis blogai, blemba. Aš galvojau, juokingiau bus, nebuvo taip juokinga. Buvo įžeidžiai. Buvo visai įžinti. Labai puikiai ir profesionaliai atlikti. Jo? Taip. Puikiai, ne? Taip. Čia biški hermetiko dar bambum. Aš tai po vyrinimo tai kaip po gimimo jaučiuos. Jo? Jokios žalos karočią, nieko, nei pervargęs per daug, nei blogų emocijų kažkaip prisikrovęs, nieko. Gal šiek tiek sušalau, šiek tiek vėsa, vis dėlto tas vyrinimas toks darbas, kai tu sėdi, nieko nedarai, žinai. Ir sušali. Nu blemba, aš tai kol virinau, tai buvau visai užkaitęs, kol vandenį neapipylyk, tada jau net perkaitau gal iš pykčio. Šiaip maladės susilaikiai. Šiaip aš Evaldą pažįstu, jis turėjo sprogt, bet susilaikė. Nu aš dirbu su savim, aš jogą, galvoju eiti jogą. Aš galvoju pradėti lankyti jogą šiaip. Ką tu veiksi to jogai? Bandysiu nepykt. Sau pašilpt. Tylėk tu nahui! Eisiu jogą, nusiraminsiu. Kietai atrodo, sakau, atrodo Kietai dabar atrodo. kaip Mad Maxas. Atrodo, Ties- sveikai gerai. Kiečiausiai tai tie stabdžių atrodo vamsdeliai, kuriuos nupjojom be reikalo, bet galėjom tiesiog dėti lapą ant viršaus, apsišvitrinti ir užvirint. Bet ar tada, pavyzdžiui, būtume supratę, kurioje vietoj mašinos eina stabdžių šlangutės? Nu, nebūtume. Nebūtumėm persikėlę šlangučių į vidų ir... Į vidų nebūtume persikėlę, o dabar bus po ranka. Įvažiuosi, jeigu nestabdo, bent žinosi, kad po ranka šlangutės yra. O kaip čia dabar tą hermetiką tepti? Belė kaip? Ei, žinai ką, Mindaugai, man atrodo hermetikas kažkaip tavo tema. No. Aha, man virinimas tavo hermetinis. Eik tu, na.
Aš per stiprus, karočią, šitam aparatui. Pažiūrėk, ką padariau. Sulaužiai? Oi! Oi! Suka. Pažiūrėk, Mindaugas tiesiog A, čia ne sutrupino rankiną. Pažiūrėk. Aš negaliu suprasti šito. Dar tik 3 projekto diena, bet pati sunkiausia. Vieni iš sunkesnių darbų. Bus lengvesnių? Nebus. Nu, šiandien tai man kančia, aš nemeluosiu. Vienas viską darai, karočią, neprisileidai nie. Norėjai virint? Tai aišku, ir vyrinti, pjauti. Tai pjovi. Nu, blemba, kiek aš pjauti. Viską išpjovi. Ne tiek ir daug ir pjauti. Nu, baigime. Palyginus su to, kiek trečiadienį pjauti, tai čia nieko vaišis Nu, tai dar pripjausiu. Aš iš virinimo darbų supratau, kad mes tai perspaudėm savo galimybės ir savo jėgas, kiek įsivaizdavom, iki maksimumo. Absoliučiai. Visiškai, bet yra dar tokia situacija, sakau, tokia problema, aš pavyzdžiui net neįvardinčiau, ką aš darau. Jūs matot, kas daros, matot, koks šokas kūnų yra, žmogus kaip po Normandijos išsilaipinimo. Atsiprašau, Tiesiog ir pirmam, ir antram, ir trečiam pasauliniam. šaltis labai suima kažkurio metu. Surdas, nu Mindaugai. Atsiprašau. Aš net neįvardinčiau, ką aš tiksliai šiandien dariau, nes Evaldas beveik viską vieną šiandien padarė, nes aš prisiliečiu prie kažko ir man nebeveikia tie įrankiai visi. Jo, aš prisipažinsiu, aš biškai blogai dariau, aš dariau kaip tėvas, kuris irgi šiaip nėra mokytas niekom ir Minda vos kažką padarė, aš sakau, duok. Jo, Duok man, jo. duok. Ir aš todėl taip stipriai sušalau, nes nieko nedariau beveik ir prurtausi ir viskas. Nu, bet turim, ką turim. Sunki diena Evaldui ir pakankamai vidutiniška diena man. Dabar pažiūrim, ką padarėm. Išpjaut dugną. Pavyko. Paruošt virinimui. Pavyko. Ne. Išmokt virint. Visiškai nepavyko. Ta prasme, išbraukt šitą net. Nemoku virinti ir nemokėsiu. Editorių padaryk biurolo. Šitos siūlės. Wow, pažiūrėkit. Kokios seksualios ir pilnos siūlės. Kaip viskas puikiai suvirinta. Man tai nesveikia. Nei tarpelio. Bolgarkės naudoti išmokom. Naują dugną turim, kuris yra absurdiškas. Nereikėjo, ačiū Dievui, važiuoti nei į ligoninę, nei reikėjo gesinti gaisrą, nors... Šiaip gaisrą gesinom. Šiaip jo, gaisrą gesinom, degėm biškį. Ir dar stabdžius sutvarkėm. Ir Aptvarkėm. Pusę pliusą, jo sakykim. Tiesiog sujungiam šlangutes, tą ką buvom nupjovę, bet dabar nėra stabdžių skysčių. Nuo to, ką šiandien pradėjom daryti, šitą mašiną dar mažiau važiuojanti negu prieš tai buvo. Mes žingsnių atgal dabar nei buvom. Gal net 2 žingsnius atgal. Ne, reikia galvoti visai kitą strategiją, reikia kviesti gal 2-3 kažkokius mechanikus, kurie mums perdarinėtų viską, o mes tiesiog šnekėtume. Jo. Jo. Salduktų. Gražuliuktų. Tai žodžiu, žiūrėkit, nes reikia peržiūrų, reikia laikų, reikia hypų. Padėkit mums Šiaip išgyventi. noriu pasakyti, šiandien yra pirma diena, kai mes paleidom pirmą seriją. Kol kas visiems pokui. Kol kas tai pavyzdžiui, į ką mes čia šnekam, tai į nieką pasirodo. Ilonai, karočią, linkėjimus perdada mūsų, žinai, bendradarbiai, kurie mums padeda su rėmėjais, bet pasirodo darbo čia irgi kaip ir nelabai bus. Perdadam linkėjimus dar Dovydui Bursevičiui, sakė, irgi būtinai patikrins, ką čia yra projektas, o daugiau, jeigu kažkas žiūrit, nu nežinau. Nežiūrėkit. Nežinau, kodėl jūs žiūrit, nes kiti tai nežiūri. Gerai, einam tvarkytis ir važiuojam namo. Lavonas su mašina. Darbai baigti šiandien. Eik. Mindaugas sudaužė lempą. Kodėl lempą? Nu kodėl lempą? Aš galvau, neduš. Aš buvau pamiršęs, kad mano kojose tokia didelė jėga yra, aš negalvau, kad duš. Pasirodo. Atsiprašau, jam labai. Atsiprašau. Arba tu Evaldai mane paleisk, arba aš išpisiu langą. Nori, kad išpišiu langą? Ne. Ko tu skiries, karočią, nuo Viktoro? Ne tiek daug pinigų turiu. Ir netoks žinomas esu. O šiaip tai niekuo. Žinot, ką prieš tai mašiną sakė? Nemušk, Mindaugai. Nemušk. Kaip nauja. Kaip nauja, viskas. Kaip nauja.